Tu matei, sunkus koks. Bet jų vaikai tokie sunkus. Mano tai pirmas buvo sunkus. Mano tai antras, žinai. Realiai tokie sunkus tėvai. Mes dažnai tai sutinkam tiek išoriniam pasaulyje, tiek ir savo vidiniam. Aš tikiu, kad kiekvienas pažįsta tą polinkį įtikti kitam. Taip, tu negali visiškai paleisti ir mes galim matyti bet kur išėję, kad šiais laikais būna ir taip, kad visai paleidžia tos vaikus ir jie visiškai nejaučia ribų ir vyksta belekas. Bet ir galime atpažinti tą bandymą suspausti tą jo energiją ir įkišti į rėmus. Neduosim vaikui išsireikšti garsiai, kas tada nutinka? Jis nutyla ir pasidaro geras vaikas. Labai gražiai čia kalbam ir skamba, kai sėdim prie apvalaus stalo, bet kai tavo vaikas groja puodais ir samčiais, čia kitaip nuskamba viskas. Ar nesupainiokim, kad jis, sako, jis tai daro iš meilės mamai. Ne, jis tai daro iš meilės poreikio. Tai meilės poreikis nėra meilė. Tai čia ne tas pats. Jeigu jūs turite gerą vaiką, tai taip siūlyčiau biškį prizūminti. Įsižiūrėti. Šitas pavyzdys buvo labai fainas per mokymus, nes supratau, kodėl mano vaikas taip darydavo. Ir tada iš karto paaiškėjo, kad aš tiesiog kontroliuojanti motina. Mazochizmas, sadizmas man toks visą laiką asocijuojasi su kažkokia malonumo kryptim, kad tu jauti malonumą darydamas kažkaip ne taip. Be abejo, stebėti, kaip nervuojasi tas, kuris tave kontroliuoja. Faktas, kad malonu. Bet turbūt yra ir kitas malonumo aspektas ir tas gilesnis. Aš kenčiu tam, kad tu patirtum malonumą ir tokiu būdu patiriu malonumą aš. Mazochistai tėvai arba tėtis arba mama, kaip jis žiūrėsi savo vaiko tą norą išsiplėsti. O Dieve, kaip jam bus baisu. Ir netiesa, kad tu gali rinktis. Visiškai netiesa. Taip, tu kažkiek gali sukontroliuoti save, bet anksčiau ir vėliau tada prasprogs. Va tos atramos, kas yra labai elementaru, tiesiog patogiai atsisėsti ir pajusti ten pėdas, nugarą, užpakalį kaip sėdi, tai taip. Tas toks labai buvo pirminis. Sugrąžinti tiesiog save į vidų. Slopikliai iš tikrųjų gali labai padėti. Tuo metu geriau nuslopinti save, negu nuslopinti vaiką. Daug labai girdžiu, kad jeigu tau yra šikna, tu turi eiti į resursus. Bet kai tau iš tiesų yra šikna, tai tu niekur nenori eiti. Labas, Laura. Labas, Monika. Antroji mūsų tinklalaidė. Sunkių tėvų tinklalaidė. Ir labai pirmiausiai gal norėčiau pradėti ir pasidžiaugti, kad pirmosios tinklalaidės metu, kai mes taip norėjom, kad klausytojai susipažintų su mumis, su sunkiais tėvais, prabėgom iš tiesų daug temų, nieko per daug neknaisojom, bet labai ačiū visiems, kas klausė, kas komentavo, rašė mums žinutes, labai labai pradžiugina, nes ir tas palaikymas labai svarbu, ir ta kritika, pastebėjimai irgi labai fainai. Suprantam, kad čia mūsų naujas kelias ir tiesiog norisi irgi atsižvelgti, tai ačiū labai, kad klausėte ir dalinotės. O šiandien nusprendėm keliauti su jau konkretesnė tema. Taip. Ir kalbėsim apie people pleasinimą. Lietuviškai tai būtų noras visiems įtikti, ne? Tikriausiai. Dar kažkokį turėjau kitokį pavadinimą. Pataikaujanti dalis. Toks labiau pataikavimas. Jo, noras įtikti, pataikavimas, jo. Sakyčiau kažkaip panašiai. Tai kalbėsim iš esmės apie tai, iš kur susikuria tas people pleasinimas, kaip jis pasireiškia tėvystėje, kuo tai susijęs su mazochistinė charakterio struktūra. Čia reikia gerai palaužyti liežuvį. Pagal Raichą. Pagal Raichą, labai įdomu bus. Paliesime pykčio, agresijos ir kontrolės temas santykyje tarp tėvų ir vaikų. Tai aš čia taip greitai prabėgau. Ir gal galim ir pradėti nuo to. Galim. Nuo pačio people pleasinimo. Arba nuo to noro visiems įtikti, arba kaip sakei? Pataikauti. Pataikauti. Aš pati dar pamirštu. Tai kas tai yra ir kaip tai atrodo? Kasgi tai yra? Mes dažnai tai sutinkam
tiek išoriniam pasaulyje, tiek ir savo vidiniam. Aš tikiu, kad kiekvienas pažįsta tą polinkį įtikti kitam, nes labai natūralu, kad mes norime priklausyti, labai norime būti kartu su kitais, ar ne, ir norime, kad mūsų neatstumtų, norime būti svarbus, mylimi, ir tada tiesiog turime tarsi įtilpti į kažkokius rėmus, ar ne, ir tas irgi yra svarbu, bet jeigu mes pagalvotumėm apie mažą vaiką ir apie tą laikotarpį, kai jisai pradeda augti ir vystytis, mes dabar kalbėsime labiausiai apie nuo 2 iki 3 metų, ar ne, tada tame laikotarpyje gali susiformuoti tą mazochistinę žaizdą pagal Reichą. Ir tai yra laikotarpis, kai vaiko gyvybinė energija jį nori reikštis, jį nori trykštis, jį nori skambėti, judėti ir būti labai išraiškingas. Ir tai yra toks slidus etapas, galima sakyti, nes taip tu negali visiškai paleisti ir mes galim matyti bet kur išėję, kad šiais laikais būna ir taip, kad visai paleidžia tos vaikus ir jie visiškai nejaučia ribų ir vyksta belekas, bet ir galime atpažinti tą bandymą suspausti tą jo energiją ir įkišti į rėmus. Ir tada tenka tėvams užduotis, kaip padaryti taip, kad ta energija galėtų išsireikšti, bet tai būtų saugu ir kad tai ta prasme, tam tikrą prasme atitiktų tas normas. Ar ne? Tai kaip padaryti taip, kad tas vaikas, kad vaiko gyvybinė energija ir jos išraiškos, jos spontaniškumas, kad jis nebūtų suspaustas. Tai labai gražiai čia kalbam ir skamba, kai sėdim prie apvalaus stalo. Bet kai tavo vaikas groja puodais ir samčiais, čia kitaip nuskamba viskas, ar ne? Ir tada norisi pasakyti, baik, tyliau, nedaryk, sustok, taip negalima, pasitrauk, ar ne? Čia leisk kitiems praeiti, nelipk namų sienom ir taip toliau. Tai įvyksta kas įvyksta? Tai, kad vaikas supranta, kad jis turi būti geras, taip pavadinama tai yra, tam, kad jį mylėtų. Ir tada tą, kas jį veža, jisai turi stabdyti ir klausytis, kas jį veža mamą. Ir daryti taip, kaip nori mama, tam, kad gautų meilę, nes ta meilė yra vienintelis išgyvenimo šaltinis. Ir čia tokia gera vieta, norėčiau iškart ir paminėti, nesupainiokim, kad jis, sako, jis tai daro iš meilės mamai. Ne, jis tai daro iš meilės poreikio. Tai meilės poreikis nėra meilė. Tai čia ne tas pats. Man labai artima šitą temą, nes mano vaikas dabar yra tarp 2 ir 3 metų. Ir labai buvo juokinga, kai ruošėmės šitai tinklalaidei, kad taip ir įvyko, ką tu čia nupasakai, kad ten daug triukšmo ir viską mėti. Ir pirmiausia toks, kai pavargę buvom ir viskas, tiesiog nebėra jėgų ir tu sakai, kiek kartų galima prašyti, kad baigtum. Taip. Kiek kartų? Iškart paprašysiu. 11 kartų, kad išgirstum. Bet čia gal ir yra tas klausimas, kai yra 2-3 metai ir formuojasi šita mazochistinė charakterio struktūra. Jeigu patiriama žaizda, jo nebūtinai formuojas. Kaip elgtis su vaiku ir kaip brėžti tas ribas teisingai. Gal pradėkim nuo tokios bazės, kur, bet ką daryti tokioje situacijoje, kai tas vaikas, bando tiesiog atkreipti dėmesį ir yra garsus ir mes jau tiek pavargę, kad jau tiesiog nebegalim. Galbūt nežinom iš viso pirmiausia, kaip reaguoti. Tada reaguojam iš to impulso, kad baik, prašau nustok. Taip. Matai, nuskambėjo toks įdomus aspektas, kurį tu pasakėjai, jis bando atkreipti dėmesį. Tai jeigu jis bando atkreipti dėmesį, tai būtų gerai tą dėmesį vis tik jį atkreipti. Tai dažniausiai suveikia. Aš netgi stebiu gatvėse garsius vaikus ir aš, ne tiek garsius, kiek tokius, tu girdi, kad jis prašo dėmesio. Ir tiesiog jis toks garsus, nes jo niekada negirdi. Tai nereiškia, kad tu visada galėsi atliepti, bet kuo daugiau tu galėsi, tuo mažiau galbūt jisai bandys atkreipti dėmesį tokiu būdu.
Bet jeigu jisai tuo metu tiesiog spontaniškai groja puodais, nes tuo metu tai yra jo saviraiška, tai vat kaip tu ir klausi, ar ne, kaip tada daryti. Ir tikrai taip negalim leisti visur ir visada ir visko. Ir tada, kai mes su tavim ruošiamės, ir tu pati radai labai gerą būdą jau tada, kai pašnekėjom apie tai, kad va dabar, va tokiu būdu gali būti uždaroma vaiko ta kūrybinė energija, spontaniška, ar ne, nes ta mazochistinė struktūra paskui neša tokį charakterį labai... Tai yra geri darbuotojai, jie puikiai dirba, kai yra deadline'ai, kai juos spaudžia, jie dirba daug ir gerai, bet jie galbūt negali būti paskui spontaniški ir kūrybiški. Bet jeigu vaikas tuo metu taip reiškiasi, tai labai fainai ir tavo buvo tas pasiūlymas, kad galėjau pasakyti, žiūrėk, eik į tą kambarį ir ten viską tą patį grok, bet čia dabar mes turime šitą procesą pabaigti, čia mes užsiėmė, ar ne. Tai turbūt labiausiai, sakyčiau, tėvų atsakomybėje, tėvų galioje yra sukurti erdvę tai energijai būti išreikštai. Gal ne čia ir ne dabar, bet ta erdvė turi būti. Jinai turi kažkur išsikrauti tą energiją. Ir tas spontaniškumas irgi turbūt yra nemažiau svarbus. Tai iš esmės, kad nepadaryti vaiko tuo mažu, paklusniu, ramiu, geru, tiesiog reikia pastebėti pirmiausiai, ne, tą momentą, kada vaikas prašo dėmesio, kada prašo to atkreipimo ir rasti alternatyvą, jeigu ne dabar, tai vėliau duoti jam išsipildyti. Taip. Nes kaip mes ir kalbėjom, tu sakai, jeigu neduosim vaikui išsireikšti garsiai, kas tada nutinka? Jis nutyla ir pasidaro geras vaikas. Tai aš galvoju, kad jeigu jūs turite gerą vaiką, tai taip siūlyčiau biškį prizūminti, įsižiūrėti. Iš vis kas tai per tikslas būti gera mergaitė arba geru berniuku. Aš netikiu, kad vaikai gimsta su tokiu tikslu. Kaip tas tikslas atsirado mano vaike? Kaip aš tai padariau, kodėl jisai nori. Ir tikrai, ir per mokymus, kur buvau, taip nuskambėjo irgi tokia frazė iš kažkokio žmogaus, kad wow, aš dabar suprantu ir man skaudu, kada vaikas bando man įtikti. Jo, nes reiškia, kažkas įvyko, bet tai labai skatinčiau nebijoti to, pastebėti, jau yra gerai, žinoti, jau yra gerai ir tu gali bet kada taisyti. Tai yra nuostabi proga. Ir jeigu mano vaikas yra labai geras, labai paklusnus, labai tylus, kas nutiko? Nes tarsi neturėtų toks būti, nesakau, kad vienareikšmiškai, bet tikrai greičiausiai yra meilės siekimas tokiu būdu, reiškia, aš kažkaip tą paskatinau. Kas yra mazochistinė charakterio struktūra, kai vaikas, kaip jinai atrodo paaugus vaikui, sakyčiau, paauglystėje gal galim nušokti, ne? Ar dar yra tas tarpsnis koks svarbus, kur nuo 3 metų iki paauglystės, kada jau tas pasireiškia, kad čia jau yra padaryta? Žinok, nežinau, tikrai kada čia prasideda ir kaip tas pasireiškimas. People pleasinimas turbūt labiau jau į suaugusią pusę, mes ten tiesiog išmokstam. Sakau mes, nes mes tikrai visi tą turim, didelę daugumą. Vienas iš tokių įdomesnių aspektų, kuris ir man buvo labai naujas ir labai džiaugiuosi, kad apie jį sužinojau, tai yra bandymas pasipriešinti kontroliai ir tas bandymas yra koks nors labai slaptas. Tai yra toks sabotažas. Pavyzdžiui, sakai, mes eisime į teatrą su tavim, ar ne? Ir ten vaikui, pavyzdžiui, 12 ir jis sako, gerai, eisim. Ir tada labai lėtai rengiasi ir labai lėtai užsirišinėja batų raištelius. Šitas pavyzdys buvo labai fainas per mokymus, nes supratau, kodėl mano vaikas taip darydavo. Ir tada iš karto paaiškėjo, kad aš tiesiog kontroliuojanti motina.
Ir ne, man nebebuvo sunku tą atlaikyti, man buvo, ačiū Dievui, dabar man aišku, kas vyksta, nes aš iššokdavau kaip raketa tiesiai iš tolerancijos lango ir visiškai nuraudavau man stogą ir rėkdavau. Ir kaltindavau, tu specialiai taip darai. Ir tikrai jinai specialiai taip darė, tik jinai nežinojo. Tame galbūt ir esmė, labai faina, jeigu tėvai gali žinot, nes vaikai tikrai nežino. Ir iki šiol aš matau tas išraiškas dabar, bet man lengviau. Tai, o jeigu, pavyzdžiui, visai suaugęs, pavyzdžiui, vyras, ar ne, tai jis gali turėti stipriai išreikšti tą mazochistinę struktūrą ir tu sakai, šiandien einam į svečius, nes tu kontroliuojanti, tarkim, ne, ir vyras sako, nu gerai, einam. Ir jau jūs ruošitės ir tu pamatai, kad jis užsideda tą megztinį, kurio tu nekenti labiausiai. Ir tai yra jo būdas pasipriešinti. Tai va tas būtent vidinis pasipriešinimas, kuris nėra išreikštas ne, nu, tai va tas negalėjimas pasakyti ne, bet vėl aš taip nepavadinčiau, negaliu pasakyti ne. Aš renkuosi nesakyti ne, idant išvengčiau konflikto ir na, kontroliuojantį motiną arba paskui ir žmona. Arba vyras, tai ta kontroliuojanti asmenybė, jinai lieka kaip toks autoritetas, aš paklūstu, bet viduje nepaklūstu. Tai buvo labai geras pasakymas, kažkieno irgi dalinosi, kad vaikas sako, tu liepiai man sėsti, aš atsisėdau, bet viduje aš stoviu. Mat šitas labai toks atitikmuo, turbūt pats tikriausias to pasipriešinimo. Ir mes nieks nematom, bet viduje, ir gal jis net nežino, bet jis ras būdą, kaip sustabdyti, kaip nenueiti ten, kur tu jo paprašai nueiti. Pavyzdžiui, tu sugalvoji, kad jis turi tapti muzikantu ir jis gros ir paskui, nežinau, susilaužys riešą. Tai iš esmės mazochistas jau taip nesąmoningai jaučia tą malonumą, kai tas kitas yra išsitaško jau, kai ten rišasi vaikas batus arba suaugęs mazochistas, kai tas vyras užsideda ne tą megztinį, tą, kur labiausiai. Ir jis jaučia kažkokį malonumą, nes mazochizmas, sadizmas man toks visą laiką asocijuojasi su kažkokia malonumo kryptim, kad tu jauti malonumą darydamas kažkaip ne taip. Jo, man atrodo, čia, aišku, aš taip gal negaliu pasakyti vienareikšmiškai, bet dvejopai jis tą malonumą jaučia. Taip, yra ir šitas, nes jis nori, kad tu supyktum, nes jis pyksta, bet negali išreikšti pykčio. Jam reikia, kad supyktum tu ir tada jūs galėsite pyktis, bet kaltas esi tu. Nes tu pradėjai pykti. Jis tiesiog užsidėjo megztinį, su juo viskas gerai. Ja, tai va šita vieta, jo, nežinau kiek tas malonumas, bet turbūt galėti išreikšti tai, kas tave spaudžia, tai turėtų būti ganėtinai malonu. Jo, be abejo, stebėti, kaip nervuojasi tas, kuris tave kontroliuoja. Faktas, kad malonu. Bet turbūt yra ir kitas malonumo aspektas ir tas gilesnis. Tai tas gilesnis yra, kad aš jaučiu malonumą. Aš jaučiu malonumą, kai tu jauti malonumą. Kai aš plyzinu, ar ne? Jeigu aš darysiu taip, kaip tu nori, tau bus gera ir tada man bus gera. Bet kai aš darau taip, kaip tu nori, aš kenčiu. Tai va ten tas malonumas per kančią jis gauna va tokią atspalvį. Nes aš kenčiu tam, kad tu patirtum malonumą. Teisingai, nes kai tu mane kontroliuoji, aš turiu kažkaip savęs išsižadėti ir tai kelia mano kančią. Aš kenčiu tam, kad tu patirtum malonumą ir tokiu būdu patiriu malonumą aš. Bet tai nėra tiesioginis mano malonumas. Jis tokį lanką daro per tave. Ar mazochistiniai asmenybei galima patirti malonumą tiesiog fainai? Jo. Taip, žinai, ar kalbam apie kraštutinumą, žinai, ar apie ne, bet iš esmės savo šitą struktūrą, jeigu žiūrėtume į tokią energiją kūne, jinai turi būti suspausta teisingai, kai vaikystėje suspaudė, kad tu turi susispausti. Viskas viduje turi būti suspausta. Nežinau, oras tarp ląstelių. Tam, kad tame momente, kai tu patiri malonumą, tu turi plėstis. Jeigu tu plėtiesi, tai reiškia ką? Tai reiškia, kad tuoj pat mama pamatys,
ir tavęs nebemylės. Tai malonumas turbūt labai gąsdinantis pojūtis, jeigu ta mazochistinė struktūra stipriai, tokia, turi tą tokį stipriai išraišką. Tai turbūt ir terapijoje užduotis, kodėl sako, kūno psichoterapija, ar ne, tai ir paprastai gali, viskas taip, bet kūno psichoterapijoje terapeuto užduotis būtų ieškoti galimybės praplėsti toleranciją malonumo patyrimui plėtimuisi jo kliento sistemose. Tai reiškia, kad jeigu tu, Monika, turi šitą struktūrą ir aš tavo terapeutas, tai aš ieškočiau būdų, kaip tave atvesti iš tas būsenas ir išlaikyti, leisti tau patirti tai saugiai, kad kas kartą, kai tavo vėl struktūra trauksis, mes luktelsim, duosim visą suportą, kol jinai vėl galės išsiplėsti ir taip vis bandyti, žinai, kaip sraigiai iš kiauto visi išlenda, kitą kartą dar toliau galvą iškiša, paskui dar toliau, kol visiškai išlenda, nes jau dabar yra saugu. Tai taip turbūt ir kvieščiaus ir tą tavo energiją, po truputėlį, kad tu galėtum plėsti savo kūną. Tai mazochistas ir augimas, čia irgi mes kalbėjom apie šitą momentą ir gal jau čia galima surišti, kaip mazochistas žiūri į kitų žmonių augimą. Aš suprantu, kad jo augimas pats yra ir tas išsiplėtimas, kaip tu sakai, yra jam labai baisus. Taip. Bet kaip jis, tarkim, žiūri mazochistai į tėvai, arba tėtis, arba mama, kaip jis žiūrės į savo vaiko tą norą išsiplėsti. O Dieve, kaip jam bus baisu. Jo, jam bus labai baisu. Ir jie turės kuo skubiau tą vaiką suspausti, kad jis taip nesiplėstų. Ir jie tai darys iš noro jį apsaugoti. Ir jeigu jie nežinos, ką jie daro, tai jie ir pridarys. Tai taip ir išeina, kad bet tau ir generational trauma. Taip ir teka viskas. Tai taip, aš įsivaizduoju, kad netgi kvieščiau iš vis pastebėti tėvus, mamas, tėčius, ką jaučiate, kas vyksta jumyse, jūsų viduje, kai jūsų vaikai jaučia malonumą, dainuodami, skambėdami, žinai, tais puodais, šokdami, judėdami, kai jūs matote malonumo išraiškas jų kūnuose ir kas vyksta jumyse, ar kažkas gniaužiasi, ar jūs traukėtės, ar jūs puolate, neskubėti vertinti ir teisti, bet tiesiog pastebėti, idant galėtum identifikuoti, kas iš tikrųjų tavyje vyksta, nes kol tu nematai, tai yra tiesiog automatinės reakcijos. Ir netiesa, kad tu gali rinktis. Visiškai netiesa. Taip, tu kažkiek gali sukontroliuoti save, bet anksčiau ir vėliau tada prasprogs. Bet jeigu tu iškelsi tai, kas nematoma į šviesą, į savo matymų lauką, tada atsiras erdvės tam ir toje erdvėje visą tai gali kisti. Čia taip, nežinau, kaip čia aiškiai skamba. Bet koks yra tada procesas? Žmonės turi šitą žinias, ne? Jie mato, kad, tarkim, vienas iš tų vaikai jaučia didžiulį malonumą kažką darydami ir tu tiesiog nori džiaugtis, aišku, už tą vaiką, bet tu jauti, kad tau šakės, tau viskas plyšta. Ir ką tada žmogus turėtų daryti po to, kai jis jau pastebi, kad aha, čia yra tai. Ar tada savaime kažkaip pradės po truputėlį keistis? Ar kokie žingsniai yra, kad tiesiog pradėti tai savyje kažkaip? Jeigu tas žmogus gali turėti terapiją, labai būtų fainai. Nes tai iš tikrųjų, tai pagalba. Ir tai yra nuostabu, kad tai yra prieinama ir tu gali. Jeigu negali, tai tada, bet kuriuo atveju, ar ne, jeigu tu pastebi, kad tavyje viskas ten, kaip tu sakai, gniaužiasi ar kažkas vyksta, ar ne, tada tiesiog duoti tą absoliučiai fiziologinį talpinimą savo. Tai reiškia, kad aš turiu atkreipti dėmesį, kaip tai vyksta manyje. Pavyzdžiui, ten spaudžiasi krūtinė
įsitempia ten žandikaulis ar ne, ten raipsta akyse, visą tai pastebėti, savo įsivardinti, dabar darosi taip ir taip ir taip, kaip tai mano kūne, kaip tai fiziologiškai, ar aš dabar stipriai kvėpuoju, iš vis nekvėpuoju, man yra labai baisu, ar kas tai, jo, įsivardinti ir iš karto ieškoti, kas dabar man gali padėti šią akimirką su tuo išbūti. Ir tas išbūti, kad ir kaip banaliai beskambėtų, bet mes galime iš tikrųjų kreipti dėmesį tiesiog į pačias atramas. Nežinau, Monika, ar tau tas padėdavo, kai mes tik pradėjome terapijas ir aš nuolat atkreipdavau dėmesį, kad ieškok atramų. Nežinau, ar tau asmeniškai tai buvo instrumentas, man buvo ir daugeliui klientų taip. Man padėdavo šitas momentas, nes tu atrodo sugrįžti į savo kūną, nes man visą laiką toks būna iššokimas, kai stresinės situacijos, tarsi mano siela palieka kūną ir aš viskas out. Ir va tos atramos, kas yra labai elementaru, tiesiog patogiai atsisėsti ir pajusti ten pėdas, nugarą, užpakalį, kaip sėdi, tai taip. Tas toks labai buvo pirminis. Sugrąžinti tiesiog save į vidų, jo, tai ten ne visai siela palieka, ten soma, patyriminis. Šitų nežinau. Bet tiesiog labai faina, žinai, kad pasakė ir tada čia vieta, kur galime, žinai, įvesti tokį terminą, kuris dėl to ir yra to somatinė praktika, ne nuo žodžio kūnas, ta soma, bet tas patyriminis kūnas. Ir tas patyriminis kūnas, jis labai dažnai mumise nesutampa su fiziologiniu. Jis nebūtinai visiškai atitinka taip, kaip tu esi. Užsimerksim, jeigu ieškosim, paaiškės, kad gal susispaudęs, gal išsiplėtęs, gal išėjęs kažkur. Ar ne, tai tas soma, jinai iškeliauja ir jo, tos atramos padės tada, taip pat padės, iš tikrųjų, kviesčiau ieškoti, pažinti savo resursus ir savo slopiklius. Tai kas mane maitina ir kas mane slopina. Ir kartais, netgi labai dažnai, slopikliai iš tikrųjų gali labai padėti. Tuo metu geriau nuslopinti save, negu nuslopinti vaiką. Bet jeigu tu nežinai viso šito, tai be abejo, tu pulsi ir slopinsi vaiką. Ir irgi pasiimsi galbūt savo slopiklius. Jeigu tavo slopiklis saldainiai, žinai, tai tu sakysi, ateik, aš tų saldainiuką duosiu. Ir tokiu būdu irgi nuslopinsi tą jo gyvybinės energijos ir išraiškos tėkmę. Tai vėl nesakau, žinai, kad tas vaikas tikrai turi suptis ant lianų, bet jeigu kas kartą, kai jisai ateina į kažkokią išraišką, tave tai gazdina, tai jo, ieškok, kaip nuslopinti savo jausmą, jį sumažinti jo amplitudę, nes slopinimas apie tai ir yra, ir paskui ieškoti, kaip susireguliuoti, nežinau, atsiremti, ten žmonės pakvėpuoja kažkaip ar ne. Kiekvienas daugiau ar mažiau vis tiek pažįsta, kaip jisai gali nusiraminti. Jeigu nepažįsta, tai tikrai reikėtų ieškoti, atrasti ir turėti tos instrumentus. Bet mes ir duosim ir tas somatinės praktikas ir bus ir labai trumpų, ar ne, tai pasimk tą somatinę praktiką, pasidaryk, žinai, bus 5 minučių somatinė praktika. Taip, jau antram lygiai yra įdėta viena ilgesnė, bet planuojam greitų metų pasileisti trumpesnės, kad tiesiog galėtum taip Jo, čia ir dabar. Kad taip staigiai. Kur galbūt aš pagaidinsiu, ar ne, ten dabar atkreipdėmėsi į tą, įsivardink tai, atremk nugarą, įkvėpk, iškvėpk, vyksta tas, padaryk tą. Jo, toks labai aiškus, nes tuo metu sunku prisiminti, todėl kad įsijungia bėk arba kovok, ar ne. Arba sustinka, ne? Jo, arba sustink. Tai atsijungia, sakysim, tą analizuojantį proto dalis, ar ne, tas smegenų. Ir veikia tik tais roplinės smegenys. Aš atsimenu, kai sužinau, pirmą kartą buvo man labai juokingas klausiubas. Tai beveik visada pas mane roplinė. Aš roplys. Tai nežinau, ar atsakiau į tavo klausimą. Atsakei, bet aš norėčiau dar giliau nueiti į resursus ir slopiklius, nes čia toks dalykas, kur ir aš sužinau per tave. Tai resursai, kaip ir aišku, toks labai nuskambėjęs visas, kas tas resursas, kaip čia juos pasimti, tai tu gali resursą pasimti, dabar žiūriu pro langą, ten matau tuos lapelius ir man gamta ten kažkokį duoda ir pasiimu. Atramos tas pats, pakvėpuoti tas pats, bet, kaip pasakyti, kad kaip atskirti tą resursą nuo slopiklio, kaip sakai, ten saldainio suvalgymas.
kada gali tai būti resursas, kada slopiklis. Jaučiu, koks ten alkoholis, rūkimas, jau aišku, kad čia yra tokie slopikliai, akivaizdus jau. Jie tau nieko, bet tu jautiesi gerai tą slopiklį vartodamas, ar kas tai bebūtų. Bet, bet kokie pavyzdžiai galėtų būti, gal gali pasidalinti, kad taip, kaip tai atskirti iš viso. Jo, gal mums nebūtina visada atskirti, nes tai jau būtų labai perfekcionistiška. Dabar aš imsiu šokoladą, žiūrėsim, ar čia resursas ar slopiklis. Jeigu tu jauti, kad tau padės nuimti tą šokoladą, tiek to, ar taip, ar taip. Gal labiau aš sakau, atskirti tu gali po to, žinai, kai tu suvalgai tą šokoladą, pagal kiekį, kiek tu jo suvalgai. Resursų tiek daug. Užteko vieno gabaliuko, ne? Jo. Ir labiausiai pagal tai, kaip tu jautiesi. Ar tu jautiesi toks, žinai, wow, plečiuosi ir, toks į viršų ir į plotį, ar toks žemyn ir į save. Tai slopiklis, jis daugiau žemyn tave nuveda, ar ne, ir tu nusileidi, bet su tuo nusileidimu nieko blogo nėra. Aš visada siūlau pažinti savo nusileidimus ir žemumas ir juose jaustis gerai. Bet jeigu tu pažįsti savo slopiklius, kas tau veikia, tai tu greičiau ateisi į juos. Jeigu tą darysi sąmoningai ir leisi savo, tau reikės daug mažiau. Nes kaip vyksta visas procesas. Tarkim, tavo slopiklis yra maistas, tu susinervuoji, pavyzdžiui, supranti, kad rytoj tau susitikimas, o tu nepasiruošęs, tam, kad nuslopinti nerimą, tu eini prie šaldytuvo ir pradedi valgyti. Valgai ir jau kaip ir galbūt nerimas pradeda slopti, bet tuo metu ateina tavo dalis, kuri tave teisia ir sako, ką tu čia išdarinėji. Tugi dabar ten būsi ten nesveikas ar storas ar dar kažkoks. Ir tada tau, kad nuslopinti tą dalį, reikia suvalgyti dar daugiau. Ta dalis ateis vis tiek paskui. Tai galbūt tikrai toksai legalus žinojimas, kad dabar man reikia nuslopinti, va tokia yra emocija, ją reikia nuslopinti, tam, kad ją nuslopinti, aš renkuosi, pavyzdžiui, ten šokoladas, suvalgiau vieną plytelę, ar jau nuslopinau, dar ne, dar pusę, gal jau ir nuslopinau, gal dabar galiu eiti į atramas, į resursą, į kažkokį, žinai, kas dabar pamaitintų mane. Gal tai bus, nežinau, kvėpavimo kažkokia praktika, ar ne, ar kažkokia somatinė praktika, gal tai bus knyga, gal tai bus dar kažkas, nežinau. Sunku pasakyti, gal žiūrėti į fraktalus gamtos, labai sako Greis. Šitą irgi darysim. Ja. Taip, čia labai įdomu buvo. Tai irgi rasit Patreon'e, šitų dalykų planuojam padaryti. Taip, nes čia labai geras, daug labai girdžiu, kad jeigu tau yra šikna, tu turi eiti į resursus. Bet kai tau iš tiesų yra šikna, tai tu niekur nenori eiti. Tai vat, labai man patiko per labai tave, teisingai. Taip. Kad tu pirmiausia nuslopini tą didelę emociją, o tada jau važiuoji pasiimti. Į jokius resursus tu neisi jo. Jeigu tau yra blogai, tai į resursą tiesiog tu nepateksi. Visų pirma, vien dėl to, kad tam, kad pasimti resursą, tu turi atsidaryti. Ir jeigu tau yra pavojus, tuo metu tavo sistema negali atsidarinėti. Tai yra neįmanoma. Dėl to tas kvietimas visada eiti tik į resursą ir slopiklį vadinti blogiu, tai yra visiška crazy, nesąmonės. Ir tai yra tas perfekcionistinio pasaulio dalis, kur paskui ir atsiduria, žinai, visiškai ne ten, kur turim atsidurti. Tai tas slopiklis skirtas nuimti visą tai, kas tave tuo metu, tą foną stiprų, ir tik susireguliavus tu gali atsidaryti. Okay. Ar galim grįžti prie mazochistinės struktūros ir perfekcionizmo? Nes jeigu nuoširdžiai aš nelabai randu sąsajos, kur tai vyksta. Nes man mazochistinė struktūra atrodo tokia kaip tik, kur labai nori sukontroliuoti. Aš įsivaizduoju, tėvai turėtų būti tokie kontroliuojantis labai ir panašiai. Kodėl tu galvoji, kad perfekcionizmas čia, jis labiau psichopatiniai struktūrai? Aš perfekcionizmas pasakiau. People pleasinimas. Okay. Galvoju, čia mano protas jau ieško. Kur čia ta sąsaja galėtų būti? Tikrai rasiu. Pabandyk. Gal ir rasi. Bet jo, people pleasinimas, kurioj vietoj tas
kaip vat, visas eina, kaip tu taip labai man patinka, kai išvardini sistemą, kaip jinai veikia ir tada būna žymiai aiškiau. Dabar bandau suprasti, ką tu klausi. Kaip tas vaikas tampa people pleasintoju? Iš esmės. Kaip įsijungia tas mechanizmas? Taip, suaugęs. Nes man atrodo, mazochistas suaugęs, kaip tik jis toks labai, labai grubus, labai kontroliuojantis, nu tu labai va ten nedaryk ir tu iškart gali va pamatyti. Bet tai kur tas people pleasinimas tada? Ne, mazochistas nėra kontroliuojantis. Kontroliuojantis labiau galėtų būti ten psichopatinės. Jie labiausiai turbūt psichopatinė charakterio struktūra. Vėl, nepamirškim, kad mes turim visų, mes esam tortas. Taip. Ten, jeigu žiūrėtume pagal Reichą ir jų yra 5, ten yra šizoidas, oralinis, psichopatas, mazochistas ir rigidas. 5 charakterio struktūros, tai jos visos vis tiek vienaip ar kitaip reiškiasi mumise, nes vis tiek tu potencialiai, bet kuriame amžiaus tarpsnėje, toj raidoj gali patirti žaizdą, ir formuojasi tokia gynybinė išgyvenimo strategija, tai mes jas turim. Tai, bet taip nėra, kad mazochistinė, jinai yra kontroliuojanti, jinai atvirkščiai yra labiau stengiasi įtikti, bet aš suprantu, kodėl tau kilo tas klausimas, nes kai mes kalbėjome apie tėvų, jeigu jie yra mazochistinės struktūros ir jie bijo išraiškos, jie bandys suspausti vaiką, taip, bet jie bandys tą padaryti, norėdami įtikti kažkam, kas yra didesnis už juos, autoritetui. Tai yra autoriteto baimės pasekmė. Jie pleasins kažkokį kitą autoritetą. Nes ką žmonės pasakys, arba ten mama pagalvos, kad aš bloga mama, arba dar kažkas. Tai nebus iš vidinio noro tiesiog kontroliuoti, tai bus iš poreikio įtikti kažkam, kad būti geram ir kad mano atžalos irgi būtų geros, kad tik tais nekiltų jokių problemų, kad tik tais mes visi įtilptumėm į tą mažą kažkokį dėkliuką ir ten sėdėsim. Kuo people pleasinimas yra pirmiausia pavojingas mums? Nes jau apie vaikus šiek tiek pakalbėjom, bet mums tiesiog kaip žmonėm. Nes pakankamai yra, aš pati esu people pleaserė, tai filmuoju čia man tą temą, tai ojo. Bet pavyzdžiui, kai jaučiu tą tokį ateina noras ir momentais pavyksta pagauti, kai aš noriu, kad mano vaikas būtų, toks top. Ir kaip, žinai, kaip pasako darželį, koks geras vaikas. Ir tu pajauti tokį malonumą, bet aš suprantu, kad tai yra, galų gale aš jau žinau tą, kad vaikas neturi būti geras. Ir aš tokia net jaučiu tokį labai didžiulį pasipriešinimą, nes iš vienos pusės, kai man pasako, koks geras vaikas, aš tokį pajaučiu beprotišką malonumą. Iš kitos pusės aš galvoju, blemba, tai, aš suprantu, kad jis tenai tiek užsispaudžia, kad išgyventų ir dėl to jis yra toks tobulas ir nesipriešinantis ir panašiai. Ir tuo pačiu, kai pasako, žinot, jau nebeklauso Stepanas. Ir tada aš galvoju, reikia dabar čia moralą atskaityti 2 metų vaikui, bet aš suprantu, kad tai yra normalu, tai yra jo raidos etapai. Tai aš jaučiu tokį didelį pavojų savo, nes tai yra visą laiką toks išsitaškymas ir toks pasimetimas. Bet jeigu tu nežinai, kur tas pavojus mums patiem, kaip people pleasintojai, mes gal prarandam kažkokią didelę gyvenimo dalį, galvodami apie tai, ką kiti pagalvos, greičiausiai tas yra. Man įdomu, tai, žinai, mes čia pašnekėti galim visai, bet man įdomu jau dabar įsikibau į tave. Nagiukais cikt. Man įdomu, ką tu jauti po tuo jausmu, kai tu sakai, jie pasako, koks geras vaikas, ir tu sakai, ir man toks užlieja, jeigu pažiūrėtumėm patį tą jausmą, kas jame dar. Po tuo dažniausiai yra tas toks, tada yra gera mama. Vat, jo. Nes ir aš labai noriu visiems būti gera. Jo. Nes man žiauriai sudėtinga, kai jau ten žmonėm kažkas netinka apie mane ir jau ten man viskas būna šakė. Jo, tai va čia ta mazochistinė struktūra, bet labai faina, kad mes paėmėm giliau, žinai, tave paėmėm ir iš
išpreparavom šitoj vietoj. Tai vat, pasinaudosiu tą progą ir pasakysiu, kad jeigu tu pasisavintum, ounintum ar ne, tą patį poreikį, jeigu jis būtų tau labai 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 aiškus ir tavo, ir atrištum jį nuo kitų žmonių, tai būtų didelis šansas sumažinti tą savo people pleasinimą. Nes kol mes nematom paties poreikio, mes tada veikiam labai automatiškai, bet dabar mes paėmėm ir išgirdom, kad tavo poreikis yra būti gera mama. Po juo yra dar vienas gilesnis, gal kad mane mylėtų, ar kad mane priimtų, jo, tai mes rastumėm, jeigu ieškotumėm, ir tiesiog tą poreikį pasiėmi, toks tai labai kūniškas procesas, terapinis, ir tada su juo gali keliauti jau, kur jau akis mato. Nebūtinai eiti ten ir pas tuos, kurie negali jo atliepti. Tai jeigu pats giluminis poreikis yra atliepiamas sąmoningai, tai tada tau, nesakau, kad išnyksta ta struktūra, bet jinai sumažėja ženkliai. Manau, kokį 5% iš karto nukirstų. O kaip atliepti tą poreikį būti gera mama? Bet tu savo tik tai gali jį atliepti. Jo, tu, kai jis tampa tavo, tai tada ir kriterijai tavo, ne kitų. Bet kol jis ne tavo, kol tu jo nematai, kol viskas automatiškai, tai kriterijai yra kitų. Ir jie neaiškus. Jie nuolat kinta, nes ateini į darželį, ten kriterijai yra, kad vaikas būtų tylus. Eini dar kažkur, ten kitokie kriterijai, ar ne? Ir tu visą laiką turi kisti pagal tuos kitus žmonės. Bet kai tu pasiemi savo poreikį, mano poreikis yra būti gera mama. Tada tu atsisėdi ir galvoji, o kas man yra gera mama? Ir aš pradedu atitikti savo. Aš kažkada nesąmoningai tą padariau, tik atėjusi kūno psichoterapiją. Ir aš supratau, kad tiesą pasakius, man visiškai vienodai, ką man pasakys mokykloje. Bet jie manęs taip ir nekvietė niekada. Ačiū Dievui, jiem pasisekė. Tik, aš pamačiau, kaip aš šiftinau gana staigiai iš tos, kuri būtų visada buvusi, sakysime, kitų suaugusiųjų pusėje ir aš teiščiau ir pulčiau savo vaiką, aš tikrai tokia buvau. Tai ta mazochistinė struktūra buvo tiesiog on the top. Ir per žinias ir per savo asmeninę terapiją aš šiftinau į tą, kuris gali ir nori būti už savo vaiką. Ir man visiškai yra, ne tai, kad nulis tai, ką jie pasakys. Aš su jais tikrai kalbėsiuos ir dėrėsiuos ir man bus svarbu, ką jie sako. Bet aš vienareikšmiškai esu už savo vaiką, nes man tai reiškia, aš esu gera mama. Tai vat, kai mano poreikis būti gera mama tapo mano ir kriterijai pasidarė mano, tada aš juos ir pradėjau atitikti. Ir dabar tas people pleasinimas, perpus šiame klausime. Labai fainas pavyzdys. Taip gera pasidarė. Gerai, kad šitą palėtėm. Tai jeigu tėvai yra tokia mintis, jeigu tėvai yra people pleaseriai, tai vaikam nieko nuo to. Neliečia. Nesąmonės, kaip ne. Taip, tai prašau paneigti. Labai blogai. Tai nes tu atrodo toks tobulas, bet iš kitos pusės jau mes kalbėjom, kad vaikus bandai suspausti. Jo, tu išduodi save ir išduodi savo vaikus. Čia ateinam švelniai į tą vietą, kur tiesiog reikia pasirinkti. Arba jie, žinai. Visų pirma, tai toks dalykas kaip stuburas, žinai, kai keliaujam ir pačioj terapijoje ir tikrai ir su tavim turbūt esam palietę ir su daugeliu atrandam, kad kas tas yra stuburas, žinai, toks pojūtis stuburo. Jeigu mes kažką ten atrandam ir sveikstam viduje ir toks būna kūnas taip atsitęs ir aš sakau, kas dabar atsirado tavyje, išgirstu, atsirado stuburas arba ašis, ar ne. Ir tai yra tai, ką mūsų vaikai nori matyti mumise ir ko jie mokosi. Ir jeigu aš esu tas bestuburis, čia jau aš taip kraštutinumais, ar ne, skamba teisuoliškai, aš labai nenorėčiau taip skambėti, bet aš turiu išdidinti, biškį šaržuoti, kad aišku būtų, ką mes sakom. Tai jeigu aš nuolat visus plyzinu, jo ir prieš visus aš, tas kelia klupščiavimas, bandymas įtikti, toks neturėjimas savo stuburo, savo nuomonės, nes ne visą laiką kinta pagal kitų poreikius, tai tada vaikas nuskanuoja tokį modelį. Ir visų pirma, jis nesijaučia saugus, todėl kad tu jo neužstosi.
Ir visų antra, jisai tiesiog mokosi būti tokiu. Ar ne? Tai jisai irgi turės išduoti save vardan kitų poreikių. Nuolatos atliepti savo poreikius ir būti tik apie juos, nepaisant kitų, nežinau, gal irgi yra kraštutinumas. Bet kol kas visuomenė stipriai serga. Ir čia apie tą, vat, kaip ir paminėjai, išdavimą kažkieno. Ir people pleaseriai, bent jau kai žiūriu per save, nu, vat, labai sunku išgirsti tą nepriėmimą, tą iš kitų žmonių kažkokį ne ir panašiai. Ir labai paprastai išduoti save. Kad aš padarysiu taip, kaip aš visiškai nenoriu, bet dėl to, kad, nu, vat, reikia ir aš gerai atrodysiu, gera būsiu. Taip. Ir tai yra labai skatinama, tarp kitko. Taip, žinoma, tai ir šeimose labai stipriai. Ypač nežinau, kiek vyram, va čia vat, negaliu pasidalinti šito vietą, nes nežinau, bet va, tas mergaičių yra, kad tu turi būti nuolanki, gera ir ten. Nu, bet ir berniukam yra tas pats. Ne, berniukam irgi klusnus, jo, ten viskas yra. Be emocijų. Taip. Nežinau, vat ką su tuo daryti, kai tu... Aš suprantu, kad tu turi, kaip ten mes kalbėjom, kad auginti toleranciją tam, po truputėlį tikriausiai tai vyksta, auginti toleranciją tam kitų atmetimui, kad po truputėlį tai taptų tiesiog mažiau svarbu, kad tavęs nepriims, bet tu, išlaikant tą girdėjimą, kitų žmonių girdėjimą, ką jie sako, ir neprisijimti atsakomybės, ne? Ja. Štai, kad kaip kitas. Gal net pradėti, žinai, nuo saugumo momento. Pavyzdžiui, kai šeštadieniais vedu grupinę, ar ne, ir mes kaip tik irgi dabar buvome, tyrinėjom tas mazochistinės struktūros, people pleasintoje savyje tyrinėjom. Tai ieškojom, dėl ko mano people pleasintojas daro tai, ko vedamas, žinai. Tai kiekvieno vis tiek skirtingai nuskamba. Kad ir kaip atrodytų keista, iš tikrųjų labai skirtingi poreikiai. Ir tada, pavyzdžiui, aš kviečiuosi tiesiog įsivaizduoti, bet būnant susijungus su kūno sąmonė, įsivaizduoti pojūtį, kaip aš pasakau ne, ar ne, kaip aš jausčiausi, kaip aš būčiau, jeigu neplyzinčiau, ir koks aš tada būčiau. Didelė dalis žmonių net neįsivaizduoja, nes nepažįsta savęs. Nes susiformuoja tik pagal kitų poreikius ir lūkesčius. Ir taip pat įsivaizduoti, pavyzdžiui, reakciją to kito žmogaus, kai aš sakau ne, ir išbūti tik įsivaizduojamam lauke, bet visiškai kūniškai išbūti. Nes tau vis tiek, jeigu tu įsivaizduosi, pakils, ta pati baimė pakils, tu galėsi ją stebėti, bet tu būsi savo aplinkoje, saugiai užsimerkęs ten, nežinau, įsiviniojęs į pledą. Bet tai gausis tai, kad tu išgyvenai, patyrei, pamatei, kai ta baimė tavęs nenužudė, nes kažkada tu buvai per mažas. Ir tada tu išgyvenai visą tai, jau galbūt galėsi pabandyti kažkur, žinai, jau santykyje. Galbūt ne su psichopatu, nevertėtų nuo jų pradėti, galbūt su kažkuo švelnesniu, labiau galinčiu ištverti tavo ne. Nes yra dar ir kita pusė, mes dar ir saugom juos, ar ne? Viena vertus bijom atmetimo, kita vertus bijom dėl jų. Kartais ten mama, jeigu labai tokia krentanti į auką, tai tada, kad jai tik nieko nenutiktų, tai aš nesakysiu, ne, aš sakysiu tik tai taip. Bet man labai patinka toks vienas posakis, kad jeigu tu negali pasakyti ne, tai tavo taip nieko nesveria. Ir man buvo nefaina tą girdėti, bet manau, kad tai yra visiška tiesa. Nes kol aš nepasakau ne, tai mano taip apie nieką. Ir mes nesusitinkam santykiai, nes ten ne aš. Ar gali būti, kad mes bandom pleasinti labai stipriai savo tėvus, jeigu užaugdom tokiuose ne visai sveikose aplinkose ir kad vienas iš tų, kur labiausiai jaučiam poreikį, tai santykė su savo tėvais, kai jau esam suaugę, kad jiem įtikt, kad jiem būt geri, ypač, kad jeigu kažkokios meilės negaunam, tiek, kiek mums reikia nepatenkinti ten tie poreikiai. Ar yra tas tėvų aspektas, kad labai...
tai mes juos labiausiai ir norim plyzinti. Paskui tiesiog perkeliam pačią schemą į kitus žmonės, bet esmė vis tiek yra tėvai. Ir jeigu taip nutiktų, kad staiga jie nušvistų ir vieną dieną ateina tokie nušvitę ir tau duoda tą meilę, kurios tu norėjai, tikrą meilę, absoliučiai tikrą. Ir tau nebereikia plyzinti ir tu pasijunti saugus, greičiausiai, kad tavo stipriai pasikeistų veikimas visuomenėje, labai nustebtų draugai, sakytų, kažkas tau tikrai netvarkoj, eik tu laukais, žinai. Ja, čia kaip mano viena draugė, kai aš pradėjau sveikti ir jai, aš pradėjau sakyti ne ir pradėjau sakyti, kaip jaučiuosi, po truputėlį, labai labai atsargiai. Jinai pasakė, žinai, tu pasidarai labai grubi ir man tokios draugės nereikia. Ir aš iškvėpiau, nes tai buvo stipriai psichopatinė struktūra ir buvo labai nelengva toje draugystėje, tik aš nežinojau apie tai. Taip irgi būna. Buvo aišku visko, ten ir pliusų ir minusų, kaip ir visur, ir viskas savo vietoj ir laiku, bet tikrai nepatiks tiems, kas pripratę prie tavęs kitokio. Ir netgi būna žmonės ir ganėtinai sąmoningai sako, aš šitam santykyje esu tik tokiom sąlygom, man reikia vergo, ir jisai turi būti. Ir jeigu tu nebūsi mano vergas, man nereikia tavęs. Ir tai yra ganėtinai sąžininga, tai yra, super, jeigu tu gali tą pripažinti. Ir čia mes turim istoriją apie pasirinkimą, apie tėvus, apie vaikus, irgi gerą ir nelengvą istoriją, kurią naudosim kaip case study mūsų 3 lygyje Patreone. Tai prisijunkit, jinai jau ten yra ir kur paanalizuosime apie pasirinkimą, kaip pasirinkti, kada atsiranda tie pasirinkimai ir kaip sakai, ganėtinai dažnai yra tokia situacija, kai turi pasirinkti būti tėvu savo tėvam ar būti tėvu savo vaikui. Wow, taip. Ir tai padaryti būtina. Ir kas nutiks, jeigu ne? Taip, ir kas nutiks, jeigu taip. Ir kas nutiks, jeigu taip. Tai labai kviečiam klausyti šitą case study. Case study pas mus yra 3 Patreono lygyje, tai junkitės, klausykit ir kraukit žinias į savo galvas. Ir širdis, ir kūnus. Ir širdis. Gerai, tai pakalbėkim apie pyktį. Dar nepalėtėm pykčio temos. Kuo jis yra svarbus žmogui, nes faktas, kad jis svarbus. Ir ar tu sutinki su tokia mintim, kurią irgi nesenai girdėjau, kad vaikas turi jausti tėvų pyktį. Tiesiog privalo, kitaip negali būti. Iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad taip turi jausti tėvų pyktį. Ir aš turėjau stipriai išreikštą mazochistinę struktūrą, tai aš mačiau, kaip formuoju psichopatą joje. Mačiau, kad vyksta toks dalykas, bet man buvo sunku suprasti, kaip aš tai padarau. Bet taip, jeigu tu mazochistas, tu auginsi psichopatą. Labiau netgi psichopatą negu mazochistą. Nes tu plyzinsi ir vaiką. Klausimas nebūtinai, gal jeigu tu plyzinsi tik tai tėvus, bandysi suspausti vaiką, tai taip, labai mazochistą išauginsi, bet jeigu tu plyzinsi ir vaiką, jeigu padarysi perkelimą, o taip dažnai nutinka, kad perkeliame tėvus į vaikus, ten toks nefainas reikaliukas, bet čia iš to, irgi keista čia bus. Tai tiesiog, jeigu tu plyzini vaiką, tu augini tada tą psichopatinę struktūrą, nes tu ją keli ant pjedestalo, tikiesi, kad jinai bus kažkokia labai nuostabi, žinai. Ir aš mačiau, kaip tas vyksta. Ir jeigu nerodai savo pykčio, tas vaikas nežino ribų. Nes pyktis pats iš savęs kaip jausmas, jo tikslas yra signalizuoti, kad kažkas yra negerai, kad kažkas, pavyzdžiui, peržengia ribas, kaip signalizacija, kad kažkas užėjo pas tave ir jinai kaukia tavyje. Ir
tada, kai tu jos neišreiški arba jos pradedi nebejausti ir neidentifikuoti, tai jinai išnyksta ir tada išnyksta ribos, tada visada ir viskas gerai. Ir ieškom tada tik tais, kaip tapti geresniu kitam. Tai dabar jeigu grįžti prie tavo klausimo, ar vaikai turi jausti tėvų pyktį, tai jeigu tėvai neturi ribų, tai ir vaikai nemokės turėti tų ribų. Jie nemokės, kaip tas ribas apginti, jie nemokės irgi, ne? Jeigu pažiūrėsime į laukinę gamtą ar į naminę gamtą, tai tu turi katę, kuri atsiveda kačiukų ir jinai iš pradžių labai, labai talpinanti, paskui jinai vienu metu paima, ir papurto ten už pakarpos tą kačiuką, ar ten suletena per nosį, duodant tipo stop, ar ne, viskas, taip, daugiau taip daryti tu negali, ir jinai tuo metu nenori sunaikinti kačiuko. Ir čia yra tas pykčio esmė, žinai. Aš patyriau iš tėvo savo tokį momentą, kai jisai prasprogsta ir aš visų kūnų jaučiu, kad jis nori mane sunaikinti. Aišku, jis tuo metu to nesuvokia ir taip jis manęs neužmušė, aš gyva, bet jis nori tą padaryti. Ir tai rodo, kad tas pyktis buvo spaustas labai ilgai ir jis virto jau tuo naikinančiu pykčiu. O pyktis laiku identifikuotas ir išreikštas, tai ir būtų toks stop. Jis būtų toks labai aiškus, paprastas, be jokio noro pasakyti, kad šiaip tai tu bloga. Jeigu tu, Monika, žinai, sakai, taip stumiesi į mane, žinai, ir aš vis atsitraukiu, nes noriu būti gera. Ir anksčiau ir vėliau, jeigu aš galiu supykti, aš supyksiu, ar ne, bet aš jau tada tau pasakysiu, kad tu šiaip tai esi tokia šikna, žinok, ir iš vis tu man nepatinki, ir tu kokia bloga, kad perženginėjai ribas. Bet jeigu aš iškart pastebėsiu, kad tu jau peržengiai ribą, kur mes čia per vidurį stalo prasibrėžę, ar ne, tu čia nustumiai savo lapelius. Ir aš taip jaučiu, kad jeigu aš tuo metu jaučiu, kad kyla pyktis ir aš jį tau išreiškiu, sakau, žinok, Monika, man kyla pyktis, kai tu savo lapelius pastumi į mano stalo pusę. Tai tu išgirsti labai aiškiai, kad aš jaučiu pyktį, kad tu peržengiai ribą, kad mano tikslas yra ribos atstatymas, o ne tavęs nukaltinimas. Tai čia du skirtingi dalykai. Ir tas pats yra ne tik tai suaugus, nes čia jau suaugusių santykiuose yra labai sunku, ten su partneriu, partnerė, tragiškai sunku pasakyti, kad ne prieš sprogstant jau, kad tau jau čia ribos peržengimas, sunku ir išgirsti, bet kaip ribą brėžti 2 metų, 3 metų vaikui, kuris, kad nesuformuoti tos mazochistinės struktūros, bet kaip sveikai nubrėžti realiai, nes tas žmogus tai Jo, jisai turi žinoti, kad tu jį myli ir pyksti vienu metu. Čia tas kompleksinio jausmo dalykas, kad aš dabar pykstu ne ant tavęs, o dėl to, kad tu tai darai. Tai yra toks, tai apie veiksmą, tai ne apie žmogų. Jo, tai reiškia, man kyla pyktis, aš tau jį parodau, tu taip nedaryk. Aš tave ir toliau myliu. Mes liekam kartu. Ir man asmeniškai yra šitas labai nepaprasta, nes tą reikia užsiauginti, arba tas užauga sveikose šeimose. Aš tokioje neaugau, tai man buvo labai sudėtinga ir iki šiol yra jausti kompleksinį jausmą. Vaikai negali, o mes galim. Bet man yra labai sunku, nes kai aš supykstu ant vaiko, man atrodo, čia viskas, čia finalas, viskas. Aš grinai, aš tam vaikiškoj toj būsenoj ir man tikrai užtrunka ir reikia įdėti pastangų suvokti, kad aš vis tiek, liksiu su ja, aš niekur nepasitrauksiu, mes neišsiskirsim ir nesudeginsim tiltų, kad aš mama. Bet tai yra labai sunku patirti, nes tuo metu aš identifikuoju save kaip vaiką, nes man įsijungia vaikiška struktūra ir tada aš noriu skirtis visam gyvenimui.
viskas, deginti tiltus, nu tai tada jo, tai yra vaikas. Ir aš vienintelė, ką galiu, tai savo pasakyti, Laura, čia tiesiog tavo vidinis vaikas ir tu turi dabar ramiai palaukti, kol kažkaip grįž suaugusi dalis ir jinai galės toliau mylėti vaiką ir galėti pykti ir rodyti nepasitenkinimą. Tai jau kai mes čia kalbam, tai toks atrodo, nu tai va, jau tau verda kraujas, tu pasakai gražiai stop, bet pasakai, kad ir myli. Bet viena yra pasakyti, o kita yra, nu kaip jautiesi iš tikrųjų viduj. Tai jeigu, kaip ir sakai, žinai, tu nejauti tos meilės vaikui. Tai... Bet jeigu tau verda kraujas, tu jau stipriai pavėlavai pasakyti stop. Vis tik tais aš siūlyčiau, aš dabar pati labai ieškau, kaip savo ir kitiems atrasti būdą identifikuoti pyktį laiku, nu tikrai daug anksčiau negu užverda. Pažinti iš vis, kaip jis juntamas, kaip tai juntama viduj. Gal tai karštis, gal tai kažkoks galūnių tirpimas, gal dar kažkas, ar ne, kaip mano kūnas patiria pyktį, kad aš galėčiau jį identifikuoti kuo anksčiau. Ir tada mokėti, pasakyti, kad ne tu durnas, o man kyla pyktis, manyje viduje kyla toks jausmas. Jis va dabar kyla. Domėtis pačiam, wow, man jis kyla, Monika, įsivaizduoji? Ir tu tokia, o kodėl? Nu, ar ne, tau būtų iškart įdomu, nes aš kol kas tavęs nepuolu, aš tau pasakoju apie save. Ir tu sakai, o kodėl, Laura, tau kyla pyktis? Ir aš tokia, nežinau, palauk, tuoj pasižiūrėsiu. Man atrodo, todėl, kad tu ten nesilaikai mūsų susitarimo, žinai. Va dėl ko. Nes aš turiu galbūt lūkestį, arba man svarbu, kad mes ten turim susitarimą. Jo, man tai yra svarbu. Ir pasižiūrėk, jeigu aš tai pasakau dar pačioj pradžioj, tau nekyla noro gintis. Tu supranti, kad mes kalbam tiesiog apie susitarimą, ne apie tave kaip žmogų ir tavo kokybę. Tai ir vaikui turbūt. Jis atbėga, ten su to puodu tau prie ausies daužo. Tai gal tada, kai dar bėga su puodu, tau jau kyla pyktis. Tai gal tada sakai, aš matau, kad tau labai smagu su to puodu, bet žinok, mamai, tai dabar tai kyla pyktis. Ja, ir jisai toks, pyktis? Ir tada jūs abudu galit, būti tam, tu kažkaip išreikšti, papasakoji, bet tu neklyki, kaip, žinai, nurautas jau. Ir čia mes prieinam prie agresijos. Kuo pyktis nuo agresijos skiriasi? Ir ar agresija gali iš viso būti sveikoji agresija ir nesveikoji agresija? Absoliučiai taip. Ta sveikoji agresija, jinai yra mums reikalinga, kad gyventi. Tai tas pats pyktis ir sveikoji agresija, jie labai labai šalia kartu ir net galim pinti į vieną kažkokią pynę, kuri teka šalia gyvybinės energijos. Ir tam, kad tu sėdi, matai obuolį ant obels ir tam, kad tu nenumirtum, tavyje gimsta toks impulsas, kad aš noriu obuolio ir visas kūnas pasijungia į tai. Ir tai jau yra sveikoji agresija, nes kojos labiau įsiremia į žemę, tam, kad tu galėtum atsistoti, ar ne. Visas tai, kas judina tavo kūną, tuomet sveikoji agresija, tam, kad tu ištiestum ranką, nuskintum tą obuolį ir jo atsikastum. Tai yra sveikoji agresija. Tu nenori išrauti visos obels, tu tiesiog nori atsikasti obuolio. Jo, bet jeigu tu labai ilgai neleisi savo to obuolio, tai greičiausiai tu primuši tą, kuris ateis ir leis savo tą obuolį. Kaip tai atrodo santykėje su vaikais? Bet čia kas gali būti sveikosios agresijos pavyzdys, tarkim, ir nesveikos tuo pačiu? Aš kalbu labiau apie tą 2-3 metai, vis dar į tą patį, nes tada vaikas jis labiausiai išbando mūsų ribas. Ir... Žiūrėk, dabar mano vaikui 16, o tavo kaip tik tas amžius. Tai. Gal tu gali atsakyti šitą klausimą? Kaip tau atrodo? Koks tas sveikos agresijos pasireiškimas tavo santykė su vaiku jau vyksta? Kur tu padarai ir dabar galėtum sakyti, va ten buvo, čia buvo sveikoji agresija?
Bet aš nežinau, irgi bandau išsiaiškinti per tave dabar. Bet galbūt pateiksiu pavyzdį ir galėsiu pasakyti. Kai man kažkodėl agresija yra visą laiką toks neigiamas dalykas. Ir sunku man suprasti, kas yra sveika agresija. Pavyzdžiui, nesveika, tai tikrai turiu krūvą pavyzdžių, kai ten pradedi klykt, tarkim, ant vaiko. Nebesusivaldai, pakelit balsą. Na gerai, bet jeigu tu patenkini savo poreikį, pavyzdžiui, vaikas nori, kad tu su juo žiūrėtum multikus, ar ne, ten tos filmukus, o tu nori tuo metu eiti gerti kavos ir eini ir pasidarai savo kavos. Tai čia būtų sveikoja agresija? Jo. Bet kurioje vietoje tai yra agresija? Nes tu eini, tavo kūnas keliauja į poreikio patenkinimą, kaip to obuolio pasiimti, aš taip įsivaizduoju. Tai taip pat ir kada tu pasakai vaikui ne, ar ne, tada, kada tu neplyzini jo, bet patenkini savo poreikį, aš įsivaizduoju, kad tai yra tos sveikosios agresijos pasireiškimas. Kada tu, nežinau, eini į vonę ir uždarai duris ir sakai, tau reikės palaukti manęs. Man atrodo, tai sveikoja agresija. Bet jeigu eini į vonę klykdamas, koks tu esi, aš negaliu su tavim gyventi ir trankai durim ir klyki dar už tų durų atstornonės, čia jau būtų nesveikoja agresija. Taip, bet kodėl tu eini ir klyki, nes tu prieš tai ten jau, žinai, metus laiko iš savęs išspaudai paskutinės sultis. Tai, jo tos sveikos agresijos nebuvimas ir yra problema. Ir aš tai jaučiu, gal ir aš tada pasidalinu, nes taip mano vaikui 16, bet aš vis dar turiu tokį, kad jeigu jinai yra namuose, tai aš negaliu turėti poreikių. Ir tai yra man labai sudėtingas dalykas, su kuriuo aš tikrai dabar sunkiai dirbu ir ieškau, kaip aš galiu įteisinti tą savo poreikį, kai jinai yra. Nes čia ir trūksta man sveikosios agresijos. Galėti eiti ir daryti tai, ką aš noriu, kai yra vaikas. Bet kodėl iš viso tai atsitiko? Man tai, pavyzdžiui, toks labai nepažįstamas jausmas. Mane augino psichopatai. Bet tai visą laiką buvo, kad kol vaikas nuo to kūdikystės tiesiog atsirado. Jinai atsirado ir man įsijungia būtent šita schema, kad daugiau mano poreikių būti negali ir aš tikiu, kad daugeliu mamų tas nutinka. Taip, bet paskui kažkurio momentu turėtų tai pradėti mažėti, kada jau tu po truputį gali pradėti tenkinti vėl savo poreikį. Ir kažkiek aš tikrai tenkinu, taip nėra, kad aš kaip lavonas guliu, žinai, faktas, bet aš jaučiu tą foną savyje, aš jį jaučiu ir man jis nepatinka, aš nesijaučiu laisva. Aš negaliu ten, žinai, šokti, dainuoti, juoktis, aš šito nieko negaliu daryti, nes vaikas yra namuose ir aš turiu tapti kažkokią grindis šluojančią moterimi. Kosmosas, ta prasme. Ir tai yra ant tiek įaugę, kad aš niekaip negaliu to suvaldyti, kažkoks, gal nuo viršūnė. Jo, bet jinai, pavyzdžiui, sako, aš tenais, ar galiu nakvoti pas drauges? Taip. Ir mano, žinai, širdyje tada šventė, nes aš tada viena namuose ir aš galiu daryti, ką noriu. Kaip Džordanos Butkutės dainuoja, tik ten apie vaiką, turbūt. Aš tikiuosi. O čia gaunasi, kad apie suaugusią moterį. Nesąmonė, bet taip yra. Aš turiu tą pripažinti. Ir kad, tikrai, kaip ir daugelis terapeutų, visiškai aš nenušvitus ir viskas man lygiai tas pats, kas ir jums darosi. Ir jeigu nesidarytų, aš tikrai nesėdėčiau ir neieškočiau tų atsakymų. Tai dėl to ir ieškau, kad noriu rasti būdą, aš noriu galėti. Ir dabar jau daug ką galiu, faktas, tai labai stipriai pasikeitė, bet tas fonas jis yra, aš jį girčiu ir man jis nepatinka. Aš norėčiau, kad jinai galėtų matyti mane laisvą, nes jinai mato mane suvaržytą dėl jos ir jai dėl to skauda. Ir iš tikrųjų gal mūsų vaikų ir yra didžiausia dovana matyti savo tėvus laimingus, kad ir kaip kartais atrodo sudėtinga, bet tai yra geriausia, ką mes savo vaikam galim duoti. Tai būti savimi, būti laimingais ir čia apibendrinant taip viską, ką mes kalbėjom. Ir jeigu mes neatliepsim jų poreikio tuo metu, kai mes atliepsim savai, jie galbūt frustruos, bet jie ištvers. Ir išmoks, kad savo poreikius. Taip, išmoks, kad savo poreikį mes turime tenkinti, kad jis yra svarbus ir išmoks frustruoti. Jeigu mes niekada neleisim jiem frustruoti ir jaustis kažkaip nepatenkintiems, tai jie nežinos, kaip per tai praeiti.
Ir kai jie išeis iš namų ir kažkas kitas nepatenkins jų poreikio, bus aleliuja. Geras, labai buvo kratinys teorinių žinių šiandien. Labai fainai buvo, kad ir per pavyzdžius praėjom ir aš atradau labai daug. Tai ačiū labai. Ir junkitės į Patreoną. Tenai yra daugiau informacijos ir daugiau medžiagos. Tai mes turim 3 lygius, gal prabėgsiu truputėlį, ką mes ten, kokius lygius padarėm. Tai turim Heraklius. Turim Persėjus ir Odisėjus. Tai kaip čia su tais dievais mums gavosi, kad mes šitai pasirinkom, bet tai yra labiau toks bendrinis pavadinimas, ne tik vyriškos. Žinai, mano dukra pažiūrėjo ir pasakė, šiaip tai galėjot ir pasitarti, nes Heraklis nėra dievas. Pusdievis. Jis yra pusdievis. Jo. Bet matai, Taip, bet vaikai greit sugaudo. Ir yra pusdievis. Taip. Jeigu esi pirmam lygiai, tai dar toks. Man patiko, žinai, kad vaikas galėjo pareikšti savo, žinai, tokia, jūs čia, tai biški, man atrodo, grybaujate. Aš tokia, okei. Ačiū labai. Dėkui labai už įžvalgą. Bet taip, tai turim Patreonę užsukti, ten yra aprašymai, kodėl pasirinkom, bet tai bendrai tai, kad visi tie, kurie auginam vaikus, esam iš kažkurios pusės pusdieviai arba kažkokie dievai. Ir ypač, kai nori ir stengiasi dėl savęs ir dėl to mažo vaiko arba jau didelio, tai tikrai darom kažkokį dievišką darbą ateities kartom. Tai Heraklių pirmame lygyje, tų pusdievių lygyje, tai ir šitą podcastą girdėsite pirmieji ir, jau čia, kas prenumeruoja, tas girdės pirmieji, po to jis išeina į atvirą erdvę arba dalis podcastų išeis tik tai atvirą erdvę. Antrame lygyje, tai jau mes Persėjų lygyje, tai orientuojamės į įrankius, instrumentus, pratimus, ten bus ir jau yra ir meditacijos ir labai, tikslas yra sukurti tokio įvairaus ilgio meditacijas, dabar yra ta ilgoji 20 minučių, bet Laura dirba, kad būtų ir dušo meditacijos, ir tualeto meditacijos. Tokios praktikos, nes meditacijos skamba, žinai, kaip tu nueini į dušą ir išeini iš kūno ir daugiau negrįžti. Taip, čia gal neišskriskim. Taip, aš visą tą meditaciją taip akcentuoju, bet įrankiai, fainas žodis labai. Jo, įrankiai. Kaip padėti savo. Ir taip pat galite siūlyti tinklalaidžių temas, dalintis savo visokiais išgyvenimais ar nutikimais, ką mes apibendrinsim ir paliesim kitose podcastuose, kitose tinklalaidėse. Na ir trečiasis Odisėjų lygis, tas jau mūsų didžiausias, kuriame prie viso papildomo turinio yra kartą per mėnesį, bent jau planuojame, darysim case studies. Tai vat ir iš šio podcasto išplaukia vienas case studies, kur iš jūsų pasidalintų istorijų arba iš Lauros praktinių istorijų sudėtų iš daugybės klientų, kur tikrai atsikartoja, kas atsikartoja daugybė žmonių. Darysim tokį case study, tai pasakosim istoriją ir dalinsimės įžvalgomis ir, tiksliau. Nagrinėsim ją. Išpreparuos Laura ir nagrinės. Tai visai įdomu turėtų būti, nes per pavyzdžius tada daugiau galim suprasti. Taip, tada arčiau ir pažįstam. Tai žiūrėkit, Heraklius, Persėjus, Odisėjus, kokie jaučiatės šiai dienai. Kokiame lygyje esat, pusdieviai ar jau dievai. Ir susitiksim kitose tinklalaidėse. Taip. Susitiksim. Nes labai smagu. Labai smagu. Ačiū visiems už palaikymą, ačiū Monika, garsistų visiems. Ačiū. Ate. Iki.